Prieš leisdamės į nuotolinę kelionę po Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos arboretumą, susipažinkime su jos kūrėjų ir ilgamečių vadovu. Tai viena jauniausių, turtingiausių ir geriausiai išplanuotų Lietuvos dendrologinių kolekcijų. Jos atsiradimas daugelio žmonių, o labiausiai docento Mindaugo Navasaičio nuopelnas. Mokytojos ir miškininko šeimoje gimusio Mindaugo kelias buvo ne visada lengvas, bet tiesus ir aiškus nuo pat pirmos studijų dienos ir kuklių straipsnių mūsų giriose iki pripažinto dendrologijos korifėjaus, reikšmingų mokslinių veikalų autoriaus, Lietuvos Žemės ūkio universiteto docento, arboretumo įkūrėjo ir vadovo, Miškininkų sąjungos garbės teismo nario, Lietuvos dendrologų draugijos garbės nario ir kitų solidžių titulų. Ne viena dendrologų karta semiasi žinių iš mokslininko vieno ar su bendraautoriais parašytų knygų, metodinės medžiagos, informacinių leidinių. Dabar jau primiršta 1963 metais išleista dekoratyvinė sodininkystė, kurios antrąją dalį dekoratyviniai augalai ir jų auginimas parašė tada dar visai jaunas specialistas Navasaitis, buvo pirmasis lietuvių kalba išleistas vadovėlis studentams, architektams, apželdintojams, teritorijų planuotojams. Knyga gausiai iliustruota, o viena nuotraukų padarytų apie 1960 metus demonstruoja stambių medžių persodinimą žiemą. Baigus studijas, 10 darbo Kauno botanikos sode metų, jaunam mokslininkui buvo labai aktyvios veiklos, profesinio tobulėjimo, bendravimo su geriausiais Lietuvos mokslininkais laikotarpis. 1968 metais, pradėjęs dėstytojo kelią Lietuvos Žemės ūkio akademijoje, po metų jau tapo docentu ir savo gausiomis žiniomis su studentais ir doktorantais dalinosi net 40 metų. Tokiu pedagoginio darbo stažu daugiau negali pasigirti nė vienas Lietuvos gamtos mokslų dėstytojas. Daugumai gamtai neabejingų žmonių Mindaugas Navasaitis žinomas kaip vienų geriausių lietuviškų knygų apie sumedėjusius augalus autorius. Ne viena dendrologų, miškininkų, gamtininkų karta mokėsi iš jo su broliu Algirdu 1979 metais išleistų Lietuvos medžių. 1980 metų leidinys apie obelynę, kaip ir 1995 metų išspausdinta Spygliuočių sodybose, bei 2002 metais pasirodžiusi knyga Akademikas Tadas Ivanauskas ir obelynė sulaukė ne tik specialistų gamtininkų, bet ir plačiosios visuomenės susidomėjimo. Pirmasis šio amžiaus dešimtmetis mokslininkui buvo ypač produktyvus. 2003 metais su bendraautoriais parašytas kapitalinis veikalas Lietuvos dendroflora, o po metų išleista parankinė kiekvieno studento, mokytojo, miškininko ir dendrologo knyga Dendrologija. Šis leidinys dedikuotas buvusiai ilgametiai Kauno botanikos sodo direktoriai, Lietuvos parkų dendrofloros specialistai Marijai Lukaitienei, kurią su nepaprasta pagarba ir šiluma docentas prisimena ir šiandien. 2006 metais išspausdinta reprezentatyviai gausiai iliustruota Navasaičio knyga Skinderiškio dendroparkas, kuriai lentelę ir schemas parengė Lina Straigytė. Poros metų šioje kukliai pavadinta mokomąja, bet labai informatyvi knyga Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms. 2011 metais išleistas arboretumo 20-mečių skirtas išsamus leidinys Lietuvos Žemės ūkio universiteto arboretumas 1991–2011. Visą docento bibliografinį sąrašą sudaro beveik 200 pozicijų. Plačiai visuomeniai mažai žinoma kita mokslininko veiklos sritis, kurioje gabumai išryškėjo ankstyvoje jaunystėje. Pažvelgus į sename bloknote 1956 metais nupieštą jo bičiulio, vėliau ilgamečio Kuršių nerijos miškininko Vlado Buivydo portretą, akivaizdus dailininko kruopštumas ir detalių tikslumas. Menininko karjeros Navasaitis niekada nesiekė, bet savo talentą panaudojo kaip iliustratorius. Net 3 Lietuvos floros tomuose išspausdinti jo sumedėjusių augalų piešiniai. Iš viso 42 lentelės. Tokios iliustracijos suteikia žinių ir padeda apibūdinti augalus net geriau negu ilgi aprašymai.
mokslinė ir pedagoginė veikla, knygų, straipsnių ir mokomosios medžiagos rengimas, arboretumo kūrimas ir puoselėjimas, veikla, kurios užtektų ir keliems žmonėms. Tačiau darbštus ir energingas mokslininkas randa laiko ir kelionėms tyrinėti medžius ir krūmus Lietuvoje bei kitose šalyse. Ir aktyviai visuomeniai veiklai ir šeimai bei savo sodybos puoselėjimui ir turiningam laisvalaikiui. Už prasmingą veiklą tėvynės labui apdovanotas 10 raštų, pasižymėjimo ženklų ir medalių. Labiausiai docentas vertina Lietuvos Respublikos ministro pirmininko ir Seimo pirmininko padėkos raštus. Tai buvo 1990 metai ir, reiškia, kaip jau supratom, kad kaip ir mūsų tas sklypas, 1991 metais pasidariau darbo brėžinius ir spalio mėnesį pirmoji talka ir pirmieji sodinukai buvo pasodinti. Sukvietėm fakulteto dėstytojus, darbuotojus, parsivežėm augalus iš savo medelyno, iš Raudondvario medelyno, o tai buvo kėniai ir eglės. Ir pasodinom. Tas sodinimas kaip nebuvo lengvas, vietoj europinių kėnių, vienoje kitoje vietoje atsirado balzaminiai kėniai ir panašiai ir taip toliau. Bet reiškia darbas buvo pradėtas. Ta kolekcija buvo pavadinta, paskui supratom, kad botanikos katedra nesidomi tuo sklypu ir tas botanikos sodas nebus įkurtas, liko tik tai miškų fakulteto medžių ir krūmų parkas. Jis buvo pavadintas dendrariumu. Taip susidėliojo. Mes sudėliojom tos augalus sistematiniu principu. Pasinaudodami tuo metu Europoje populiaria vokiečių augalų sistematiko profesoriaus Adolfo Englerio filogenetinė sistema. Tai čia gavosi keliasdešimt šeimų, jos buvo suskirstytos gentimis, gentys rūšimis. Iš viso susidarė apie 900 taksonominių vienetų, visiškai pakankama kolekcija, reiškia, studentų mokymui. Kokiu būdu čia buvo pravesti takai. Reiškia, šviesios atminties ilgametė botanikos sodo direktorė Lukaitienė mane buvo išvežiojusi po svarbiausius Lietuvos parkus ir parodžiusi daug tokių vietų ir situacijų, kurių galbūt pašalinė akis ir nepastebėtų, ir paaiškino daug kur, kaip pravedami parkuose takai. Tai čia buvo vienas iš tokių sudėtingesnių dalykų, nes želdiniams takų tinklas yra labai svarbus. Be abejo. Buvau susiprojektavęs tuos takus, bet vis atidėliojau, vis nesiryžau, vis galvojau, o gal čia darau kokią nors klaidą. Ir vieną dieną atvažiuoja mano bendradarbis Jonas Ravinskas, atsiveža naują žoliapjovę ir sako, šiandien darysim takus. Aš žinau, kad jis mėgsta pajuokauti, bet iš veido supratau, kad jis rimtai kalba. Užkūrė jis tą savo žoliapjovę, o jinai, reiškia, sugebėjo pjauti aukštą žolę. Dabar sako, apsisukit, eikit, o aš paskui jūs šienausiu. Įdomus. Sunku, variantas įdomus labai. Einu,
kad tik būtų gražus lankstas, kad tik mažiau tiesių atkarpų. Einu, o paskui burzgia. Ir tokiu būdu mes per pusdienį padarėm šitos sistematinės kolekcijos takus. Na štai, nereikėjo vargti prie popieriaus lapo. Tokia, žinot, tokia pusiau. Labai originalus būdas ir linksmas ir pasirodo efektyvus. Jeigu nuo istorijos arboretumo, man teko į arboretumą pakliūti 2007 metais, kada išėjo iš Medelyno vedėjų Mačys Eduardas ir atėjau vedėjauti į fakulteto Medelyną Obelybėje. Tai tada arboretumui vadovavo docentas Mindaugas Navasaitis ir nuo tada mūsų prasidėjo bendra draugystė ir darbas 15 metų. Iki šių metų gegužės mėnesio 16 dienos oficialiai buvau tose pareigose ir tiesioginiai saitai surištas su arboretumu. Tai per tą 15 metų arboretumas augo ir labai sparčiai augo, kai tik ir atėjus bendrauti su docentu buvo pagrindiniai tokie kaip ir dalykai. Tai išsaugoti tai, kas yra, gausinti ir prižiūrėti. Tai bevalgant apetitas kilo, arboretumas pradėjo plėstis. Palaipsniui docento Mindaugo iniciatyva prie ten liktai 6 hektarų, tai prisijungė dar 3 hektarai, tai paskiau radom plotelį dar, kada pradėjom sodinti, plėsti, gražėti arboretumas pradėjo, administracija, rektoratas jau palaikė tą dalyką, jau lengviau buvo dar gabaliuką atsikovoti. Na ir taip Medelynas iš kolekcinio skyriaus prisijungė prie kolekcinio Rytų Azijos skyrius, kur buvo didžiulės gūdobelės, praktiškai iki 15 gal centimetrų, kur teko ten pjauti, ekskavatorium jumzu to lupti, lyginti ir atsikovotas plotas. Pasidžiaugiam, Šiaurės Amerika prasiplėtė ir laikui bėgant, na ką jau, šlaitas labai gražus link tvenkinio, tuoj docentui mintis, taigi čia Kaukazas, bet ten buvo šaltalankio brūzgynai. Nu ką, yra šaltalankis, bet jo ten nereikia. Tai ėmėmės darbo, per porą metų neliko ženklo, kad ten buvo šaltalankio brūzgynai. Na ir pradėjau formuoti Kaukazą augaliją. Jau dar vieną turim regioną. O po to, jau kada čia pagražėjo tas bendras vaizdas, praėjo vajus sklypo atsiėmimo, kadangi grėsė visą laiką, kad reikia grąžinti savininkam, kada aprimo tie reikalai. Nu tai dar docentas įžiūrėjo, nugi va ten yra iki kelio labai gražus Sibiro augalijos plotas. Na ir praktiškai susiformavo dabartinis arboretumas. O ta dalis, kuri buvo natūrali augusi anksčiau, liko kaip Lietuvos savaiminių miškų skyrius. Nu ir turim dabartinį labai gražų arboretumą.
Už gamtos tyrimus, knygas, straipsnius, vadovėlius, dendrologijos ir gyvenimo paskaitas ir praktikas, už sukurtą ir išpuoselėtą arboretumą jam dėkingi tūkstančiai gamtai neabejingų Lietuvos žmonių.